Taigi sveiki visi susirinkę mano naują video vlogą. Aš ir vėl grįžtu su savo Sheino haulais. Tai turiu čia neblogą tokią dėžiukę. Žodžiu, pasistengiau viską sutalpinti iš 2 Sheino haulų čia į šitą dėžę. Tai čia yra visi, beveik visi drabužiai, kurie man tiko iš rūbų. Tai aš galvoju šiandien čia jums padaryti grinai rūbų haulą. Ir jeigu jums patiks, galite komentaruose parašyti, ar norėtumėte, kad padaryčiau daiktų haulą, nes buvau sakiusi ir gertuvę, ir visokių tokių įdomių dalykėlių, aksesuarų ir panašiai. Tai galite pakomentuoti, ar norėtumėte tokios kaip antros dalies. O dabar noriu jums parodyti, kągi aš užsisakiau per tuos keletą mėnesių, kol buvau čia. Tai žiauriai daug jūsų laukia belenkaip Sheino haulo, jau buvot pasiilgę. Tai keliaujame žiūrėti, kągi aš užsisakiau. Tai pirmas rūbas, dalykas, tai būtų šis megztinis, kurį matote ant manęs. Tai čia su tokiais žodžių kalnais. Jis yra mano vienas iš mėgstamiausių, kodėl ir nusprendžiau jį parodyti patį pirmą. Tai žodžiu, čia atsitraukia, užsitraukia, turi jisai kapišoną, yra tokios labai švelnos medžiagėlės. Tai aš iš tikrųjų jo labai norėjau vien dėl tos medžiagos, kad aš žinau, jog jis tikrai neateis sintetinis ir tikrai nenusivyliau. Dar turi čia gumą apačioj, tai vis tiek įkeliu nuotraukas, kaip atrodo iš toliau ant manęs. Taip, sekantis dalykėlis, kurį matėte ant pat viršaus, tai yra mano tėdis striukytė, kurią nusipirkau pavasariui. Tai yra toks švarkelis, kaip mano vienas draugas sako, šachmatai, šaškės, nežinau, bet toks įdomus, nes turiu grinai tokios spalvos, tai man jau jis yra atsibodęs, tai norėjusi kažko naujo. Tai yra tikrai labai švelnus ir toks grynas tėdis. Tai žodžiu, čia užsitraukia ir neturi jokių kišenių. Bet man labai patinka jisai toks, kai šiltesni orai užsimesti, užsidėti yra labai faina. Tai šito dydį užsisakiau M dydis. Tai pasiėmiau M dydį vien dėl to, nes norėjau, kad būtų truputėlį didesnis. O šito megztinio dydį įmesiu taip pat, nes neprisimenu. Taip, trečią dalyką, ką parodysiu, tai batus, kuriuos užsisakiau pirmą kartą. Tai labai norėjau visą laiką pabandyti užsakyti kedus, kadangi man jų labai reikėjo. Tai aš pagalvojau, kad pabandysiu juos nusipirkti. Tai yra štai tokie žodžių kedukai. Tai šiaip gan nice atrodo. Jau buvau vieną kartą užsidėjusi. Tai iš tikrųjų patogus, bet realiai jie labai atrodo maži. Dėl to, kad nėra jie tokie platus. Aš įsivaizdavau, kad jie maždaug bus kaip Nike'ai, bet jie yra žymiai tokie mažesni. Tai 39 dydį pasiėmiau, bet visai tinka, tik negalėčiau eiti su jais kažkokio tai ilgo atstumo, dėl to, kad manau, kad man jie nuspaustų šitoje vietoje. Tai šiaip gan neblogi kedukai, kaip už 18 eurų, tai manau tikrai sunešiosiu. Pati pradžia tai geriausia, bet žodžiu, man atrodo, kad man visi tiko. Taip, daugiau užsisakiau kažkada čia seniau labai gražią bliuskelę. Tai žodžiu, nežinau, negalėsiu kelti nuotraukos, nes jin man yra per didelė. Tai žodžiu, čia krūtinė matosi, bet pati yra labai faina, ta mano medžiagėlė, kur jau žinote. Ir tokia mėtinė žalia spalva, kuri realiai man dabar
labai patinka. Aš ją pasiėmiau M dydžio, tai galvoju, kad dėl tos krūtinės galėjau imti S dydį, nes va šitose vietose man reiktų susisiaurinti ir tada gražiai jinai atrodytų. Bet jo, vis tiek man jinai patinka, su jai yra viskas gerai, tiesiog reiks ją pasitvarkyti. Taip, toliau kažkada dar buvau užsisakiusi sportinę maikutę. Tai, žodžiu, tokia sportinė maikutė su gumytėm, iš galo irgi guma. Tai buvau vieną kartą užsidėjusi, bet medžiaga yra sintetinė ir truputėlį mane smaugia. Tai gal šitoj vietoj būtų reikėję pasimti arba didesnė, arba tiesiog ne mano kūnui yra šita maikė. Kaip matote, aš šiandien prisiderinau savo makiažą prie megztinio, tai pertrauksiu truputėlį, kad dabar žiauriai faina atradau tokį būdą, kad kaip apsirengiu, tai tokios spalvos ir eyelinerį nusipiešiu. Taip, kažkada buvo čia, žodžiu, gimtadienis ir labai norėjau užsakyti suknelę. Tai visi rūbai išversti. Aš tiesiog susidėjau į dėžę, sumečiau viską, ką buvau užsisakiusi. Tai, žodžiu, aš vis tiek įmėsiu fotkytę, kad bendrą vaizdą turėti. Tai, žodžiu, tokia faina suknutė. Tai čia turiu tokias parauktas rankovėlės. Čia turiu tokį neriniuotą kaklelį. Ir, žodžiu, tokia krentanti. Šiaip labai faina, labai maloni medžiaga ir labai bijojau, kad man netiks. Bet man tiko ir labai gražiai atrodo, tai tikrai galėsiu kur nors dar ją būtinai vasarą ar pavasarį ją užsidėti. Taip, toliau turime džinsiukus. Tai, žodžiu, tokie džinsiukai. Žodžiu, aš tokius džinsus buvau užsisakiusi senai, tik tais buvau pasiėmusi į S dydį, ne, į XS dydį. Ir jie man yra truputėlį per maži. Tai gaunasi, jog jeigu aš suplonėju, jie man yra idealūs. Bet jeigu aš truputėlį, pastambėju, tai jie man yra maži. Tai užsisakiau šį kartą S dydį ir jie man yra dideli. Dabar jau per daug dideli. Bet, žodžiu, pasiėmiau tamsesnę spalvytę. Tai, žodžiu, tokia graži spalva čia visai iškarpyta. Tai nežinau. Dabar man reikia tada pastambėti, kad man jie tiktų. Bet šiaip, kaip ir visą laiką, tie džinsiukai tokie platesnio stiliaus, tai nėra ko norėti, kad jie man dideli, nes šiaip ne visą laiką tokie būna džinsai. Taip, sekantis dalykas, ką nusipirkau, tai kelnes treninginės, kurias jau kažkada turėjau. Tai, žodžiu, paprastos, pilkos kelnes, su tais galiukais, mano mėgstamiausios. Tai aš papasakosiu trumpą istoriją. Kad, žodžiu, buvau užsisakęs šitas kelnes, kai buvau Airijoje. Grįžusi jas tikrai nešiojau. Įdėjau, kažkur padėjau, kad aš jų niekur neberandu. Ta prasme, grynai jos dingo kaip į vandenį, lygiai tokios pačios kelnes. Tai aš antiek susinervinau, kad jų niekur nėra ir aš galvoju, blemba, kaip dabar gerai atrodytų tos kelnes, kaip dabar jų norėčiau ir galvoju, reikia man užsisakyti. Nueinu į tą išeino programėlę, žiūriu, yra viskas jėmu. Tai lygiai tokios pačios. Kelnes, aišku, medžiagėlė burbuliuojasi, kaip visą laiką, sintetinė, bet jos tiesiog žiauriai gerai atrodo ant manęs ir man jos labai patinka. Taip, dabar truputėlį jums parodysiu liemenėlių. Tai, žodžiu, pirmą kartą pabandžiau užsisakyti liemenėlę, ne sportinę liemenėlę, o tiesiog liemenėlę. Tai, žodžiu, štai tokia, kuri yra su push-upu ir žiauriai patogi. Merginos, nežinau, griebkit, įkelsiu vis tiek linkus kodukus, tai žinokit, žiauriai patogu. Ta prasme, pasiėmiau vieną didesnę, kitą mažesnę ir dar užsisakiau štai tokią be šleikučių. Tai, žodžiu, per priekį čia, kaip matote, užsisega. Žodžiu, jinai yra be jokio push-upo.
čia gale yra juostelė ir per priekį užsisegi. Tai šitos dar neišbandžiau, bet mačiau, kad, ta prasme, kai buvau užsidėjusi, tai mačiau, kad turėtų gan neblogai čia viskas laikytis. Taip, daugiau vienas mano mėgstamiausių sportinių liemenukų, tai yra štai toks. Žodžiu, iš galo čia turi gražios tokios juostelės sukryžiuotas, tai jis jau yra pas mane ant repeato, tai visą laiką aš jį nešioju ir man jis labai patinka. Tai tą liemenuką pasiėmiau M dydžio, nes nesuprasi kitą kartą, pavyzdžiui, jau dabar žinau, nežinau, bet pavyzdžiui yra daug liemenukų, kuriuos pasiemu ir jau žinau, ar M dydis, ar S dydis. Tai dar aš jums prikelsiu, kokius dar liemenukus buvau užsisakius, nes dabar tai vieną užsidėjus, tai kiti tiesiog į darbą einu su jais, tai visų aš čia jums neprodysiu, bet tiesiog sportiniai liemenukai dar vis pas mane yra populiarūs. Taip, ir gal atsimenat iš labai senai mano vasaros haulo prieš 2 metus, tai buvau užsisakiusi tokią braletę, tai turiu dar ir juodą. Aš dabar galvoju, jo, juodą buvau jaučiu rodžiusi. Galvoju dabar, kada aš ją buvau užsisakiusi. Jo, buvau rodžiusi, tai žodžiu, turėjau kažkada baltą tokią pat, tik tais dabar pasiėmiau M dydžio, kad truputėlį būtų laisvesnė, nes kitą kartą, kai užsidedi, tiesiog pradeda tau spausti. Taip, toliau turime belenkiek daug maikučių, tai labai norėjau užsisakyti nors vieną kartą rasti nesintetinių maikių, tai yra medvilninių. Tai žodžiu, tokia maikutė, kuri yra mano pati mėgstamiausia. Tai žodžiu, tokia trumpa, tokia tiesiog. Ir šita maikutė yra iš Daisy. Tai truputėlį buvo kitoks ir maišelis ir viską S dydžio pasiėmiau. Ir dar vieną pasiėmiau juodą. Tai žodžiu, tokia juoda, o šita yra, nėra. Šita yra irgi iš Daisy, kaip labai keista, gal dėl to, kad medvilninė ir irgi S dydį pasiėmiau. Dar čia tokios rankovės, žodžiu, paprasta tokia juoda maikutė. Bet šitos medžiaga yra truputėlį storesnė nei šitos, kur rodžiau. Bet vis tiek, man gerai, man patinka. Taip, toliau užsisakiau. Šiaip čia šitam hole yra žiauriai daug tų pačių rūbų, kur aš kažkada buvau turėjusi, tik pasiėmiau galbūt kažkokias kitokias spalvas, arba tiesiog buvau sugadinus tą rūbą, arba tiesiog dingo pas mane tie rūbai. Tai žodžiu, užsisakiau štai tokią maikutę, tai aš ją turėjau baltą, bet tiesiog atsirado kažkoks kleckiukas ir aš tiesiog ją išmečiau ir užsisakiau naują. Tai man su ta saulytė labai patinka ta maikė ir aš nežinau, kas man yra su ta kreminė spalva ir man šiauriai tinka. Ir man tie visi rūbai, ta kreminė spalva man yra kažkas nerealaus. Taip, toliau irgi šitą maikę esu turėjusi. Tai žodžiu, tokia maikutė, kuri atrodo išversta, šonuose turi tokius įsiuvimus, tai S dydis man atrodo, jo, S dydis, bet pasiėmiau tokią pat, nes mano irgi ar nusiskalbė, ar kažkas tai jai atsitiko, kad man atrodo, aš jos irgi jau nebeturiu. Taip, sekanti maikutė, kuri yra viena irgi iš mano mėgstamiausių, tai tokia ruda, Hawaii. Tai žodžiu, irgi faina, tokia vasarinė ant šlikučių, tai reiks kažkada daugiau pasimti, crop topinė tokia, irgi S dydis, net nežiūriu. Taip, sekantis rūbas, kuris mano Instagrame ir visur yra matomas, ir mačiau, kad žiauriai daug panelių turi šitą bliuskutę, tai žodžiu, jau matėte, oi, kas čia, žodžiu, tokia bliuskutė, su tom gražiom rankovėm. Tai iš tikrųjų labai tokia stilinga, aš jau labai senai norėjau ją užsisakyti. Tik tiek, kad pati medžiaga yra, man atrodo, medvilnė, o čia yra tokia slidesnė medžiagėlė. Tai jo, man labai patinka. Pasiėmiau M dydį, bet vis tiek tokia trumpa, tai lyg būtų S dydis, tiesiog, kad nėra jinai jau žiauriai apspausta.
Toliau mes turime, pasiruoškite dabar, žiauriai daug timpų. Tai žodžiu, pirmos yra tokios štai raudonos, nerodau aš čia visų, nes vis tiek žinot, su tom išsilykiam. Sekančios yra mėlynos, kurios man labai patinka. Toliau turime pilkas, kurias ne per seniausiai užsisakiau. Tada juodos, su kuriuom einu į darbą. Ir pabandžiau užsisakyti baltas. Tai šiaip gražios tokios, tai va šitos yra naujausios, bet jos truputėlį persišviečia. Tai manau, užsidėjus ilgą megztinį tikrai gerai atrodytų. Tai žodžiu, šitos buvo paskutinės, kurias pirkau, tai dydžiai atitiko, bet žodžiu, nusprendžiau pasimti šitos S, šitos M. Nes buvo toks bairis, kad kai sakiausi šitas 3, šitos vienintelės atėjo palei S dydį, kurios nebuvo labai apspaustos ir mažos, nes, ta prasme, aš visą laiką imdavau S. Ir nesupratau, nes maunas šitas S ir, jos žiauriai sunkiai per kojas lenda, tai turi jas pratampyti, kad jos gerai apsimautų, bet jų realiai laukiu labiausiai. Na, juodos, tai juodos, jau esu juodas turėjus ir tiesiog norėjau pasimti čiut daugiau spalvų, tai man timpos dabar eina visur, nesvarbu miestą, lauką ar dar kur nors. Jo, tai čia tuoj greitai ir baigsis tas holiukas. Taip, toliau turime tokį megztinį, žalias vėl, bet jis man nepatinka. Nežinau, galbūt atiduosiu ar parduosiu, nes jis yra labai per trumpas ir ta sintetinė medžiaga, kai tu užsidedi, jis tiesiog pakelia rankas ir jis pats iš savęs keliasi. Ir žodžiu, viduje turi tą kailiuką tokį, na kaip ir visi tie sintetiniai treningai, bet žodžiu, dar vieną megztinį, kurį pasiėmiau, jis yra taip pat sintetinis, bet jis man patinka. Tai va štai toks džemperiukas, su kuriuo šiandien jau darbą. Bet žodžiu, na negaila man jo vien dėl to, nes jisai yra taip pat sintetinis, bet šitas yra truputėlį storesnis, kodėl jis man labiau ir patinka. Tai dydį jo pasiėmiau to violetinio M, irgi kokia keista etiketė, balta. Šitas M, o šitą gal irgi M pasiėmiau. Jo, šitas irgi yra M, bet žodžiu, jis tikrai nėra M. Taip, ir paskutinis dalykėlis tikriausiai. Atrodo tiek daug, realiai ir daug rūbų iš tikrųjų, bet galvau, kad bus dar daugiau, aišku, susidėjus visus tuos dalykėlius, dar plus visokius aksesuarus, tai tikrai gautusis žiauriai ilgas haulas, bet tiesiog norėjau atskirai padaryti. Tai žodžiu, susisakiau 5 poras kojinių, kurios yra tikrai labai geros, kažkada buvau tokias turėjus. Tai tikrai neprašau, bet turi kažkiek tos sintetinės medžiagos, bet nėra labai baisiai. Tai dar yra raudonos, juodos, mėlynos, žalios ir geltonos. Tai šitos yra naujausios, dar jų nebuvau užsidėjusi, bet tikrai labai gražios. Ir man labai tinka prie tų timpų. Nesitikėjau, kad taip greitai čia gausis tas holiukas. Tai gan toks fainas iš tikrųjų, nesisakau dabar per daugiausiai tų rūbų, nes tikrai bus problema, kaip man juos reiks parsivežti, parsisiųsti. Tai tiesiog dabar visą laiką pergalvoju keletą kartų, ar man tikrai reikia, ar aš tikrai nešiosiu, ar man tikrai bus geras, išsimatuoju iki paskutinio savo dydžio. Tai tiek. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Ačiū, kad buvote. Tikiuosi, jums patiko šitas po daug metų, po daug laiko sukurtas Sheino haulas. Tai pakomentuokite, ar norėtumėte antros dalies. Tai jo, ten visokių irgi tokių dalykių, kur rasiu ką parodyt. Įdėkliukai, tarambaram viską, ką aš ten užsisakiau.
galbūt dar ir atrasiu kažką, ko čia neparodžiau. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot, nepamirškite paspausti patinkant šitą video ir būtinai pasubscribinti mano kanalą, pasiekti mane Instagrame ir TikTok'e. Iš tikrųjų, faina. Faina vėl čia pliurpti apie rūbus, rodyti viską. Tai jo, dabar tikriausiai su Sheinu bus toli, tik tais, kai grįšiu į Lietuvą, tai čia bus Liepos mėnesį, tai žodžiu pasidžiaukit, kol dar galit su šituo ir susitinkame mano kitame video. Čiau!